BMI studijas rinkausi su tikslu atnaujinti žinias, gauti įkvėpimo ir taip pat naujų idėjų. Aš pati iš tų mokslų pasiėmiau ne tik kaip žinias, bet taip pat ir tą praplėtimą savo pasaulio, savo to burbulo, kuriame gyvenu, jis tapo dar didesnis, todėl kad turėjau progą ir dovaną pabendrauti su tokiais įvairiais žmonėmis. Ir tas bendravimas, jisai nenutrūko, jisai tęsiasi iki šiol, nes esu pati BMI Alumni Executive Club narė ir tarybos narė, ir taip pat mes labai intensyviai bendraujam su visa BMI bendruomenė iki šiol. Tai tas ryšys, ta kelionė, kurį įsimezgė prieš keletą metų, jinai tęsiasi iki šiol ir aš jaučiu tą tobulėjimą besitęsinti. Kalbant apie tai, ką man davė asmeniškai ar apie tai, ką man davė karjeros prasme, tai tikrai galiu pasakyti, kad davė labai daug. Visų pirma, tai pasitikėjimas savimi žymiai sustiprino, žinių praplėtimą sustiprino, ratą žmonių ir kolegų ir taip pat versle, sakyčiau, kad pradėjau daryti žymiai tikslesnius sprendimus, turėjau žymiai daugiau drąsos pasirinkti įvairius pasirinkimus. Ir jei pradėjau studijuoti BMI, tai aš buvau atsakinga už 3 Baltijos šalis, tai dabar aš esu generalinė direktorė 13 šalių, atstovauju tarptautinę kompaniją ir tikrai turiu dar didelių ambicijų augti. Ir didelė dalimi, manyčiau, esu dėkinga BMI studijoms, BMI bendruomeniai už tą tikrai įdomų, kokybišką, gerą laiką. Ir žiūrint į šiaip žmogaus evoliuciją ir žmogaus ilgalaikius tikslus, tai mes visi norim kokybės ir besitęsiančio vystymosi. Tai manyčiau, tai BMI tikrai suteikia.